Sveiki, mes ir vėl čia. Turime sesę Laimą, turime už kampo brolį Tomą. Ir šiandien mes jums papasakosime, kaip reikėtų pravesti sueigas pagal Antano Saulaičio knygą Skautų užsiėmimai. Labai gera knyga, jeigu kur nors rasite, paskaitykite. Sueiga bus tikrai skautiškai naudinga, jeigu pirma, bus gerai suplanuota vieneto veiklos plano rėmuose ir antra, bus skautiškai pravesta. Apie sueigų planavimą jau rašyta šioje knygoje kažkur anksčiau. Dabar keletas minčių, kaip sueigas pravesti. Čia svarbus 3 dalykai. A. Skautai, B. Užsiėmimai, C. Vadovai. Nuotaika. Vadovams svarbu pajusti nuotaiką prieš, per ir po sueigos. Kartais tai pareina nuo oro, nuo mokyklos egzaminų, nuo nežinomų priežasčių. Ramią nuotaiką reikėtų panaudoti ir pravesti sueigą ramiai. Jei labai nerami visų nuotaika, tada reikėtų vadovams įvesti daugiau smarkių žaidimų, varžybų ir taip toliau. Pačioje sueigoje skautai gali susidomėti, nuvargti, jiems gali nusibosti. Tada reikia keisti numatytą užsiėmimų eigą, įterpti ką naujo, sueigą nutraukti, pratęsti kokį darbelį ar uždavinį. Dvasia. Svarbu, kad skautams ar skautėms būtų smagu. Būtina kiekvieną darbelį, kiekvienas pastangas pagirti. Tegul turi kiekvienas pagal savo amžių ir gabumus progos pasireikšti. Vienam gal reikės ištisą sueigą pravesti, kitam užteks porą žodžių pratarti, kad abu būtų laimingi, esą lietuviai skautai. Vadovai turi šių progų nepraleisti. Varžybos. Kadangi skautų metodas yra skilčių metodas, sueigoje bus daug žaidimų tarp skilčių ar tarp atskirų skautų ir rečiau tarp didesnių vienetų. Varžybinė dvasia yra priemonė pastangoms skatinti, sudominti, įtraukti, energijai išlieti. Sueigoje vadovai saugo, kad nepasidarytų peštynių, asmeninių kerštavimų, kad nesuirtų vienetas. Jeigu reikia ką paraginti, tinka nepažeisti nei jo, nei kitų. Dalyviai. Kartais ne visi vieneto nariai atvyksta. Tada tenka pritaikyti žaidimus, kurie kartais taikomi lygiems skaičiams ar tam tikram dalyvių skaičiui, ar net prie tam tikrų vieneto narių, kurie galėjo neatvykti. Jeigu išmokstama kas svarbaus, reikia susitarti, kad kiti skilties skautai neatvykusį pamokys iki sekančios sueigos. Reikia mokėti žaidimą pritaikyti kitoms sąlygoms. Leisti užimti net ir kitos skilties skauto vietą, nesuardant skilties vienybės. Geriausias būdas prisitaikyti yra draugovės. Žaidimus pritaikyti skilčiai, skilties žaidimus pakeisti, kad tiktų kelioms skiltims. Drausmė. Jeigu sueiga gražiai suplanuota ir nuotaikingai pravedama, apie drausmę pagalvosi tik jai praėjus. Geriausias būdas susiklausyti ir visų norų suderinti yra visus įtraukti, kad nereikėtų niekam tikinėti, kad kiekvienas turėtų nors šiek tiek atsakomybės ar malonumų. Kartais viduryje žaidimo skautas sugalvoja, kad būtų galima žaisti kitaip ir pasiūlo vadovui ką nors naujo. Reikėtų tuoj pat visus gerus sumanymus panaudoti, pakeisti užsiėmimo žaidimą, diskusijas, kalbas, kad visi jaustųsi laisvai ir smagiai. Netikėtumai. Neveltui skautų pošūkis yra budėk. Kartais sueigos metu užgesta šviesa, ateina svečias, įvyksta nelaimė, suserga skautas, pritrūksta būtinų žaidimų ir reikmenų ir taip toliau. Ką tada daryti? Pakeisti žaidimą, užimti likusius, panaudoti ką kitą ir panašiai. Įvairumas. Patys užsiėmimai ir jų pravedimo būdas turėtų būti įvairūs. Greiti, lėti, įdomus, nelabai įdomus, kalbos, darbeliai, dainos. Pusė darbo atlikta, jeigu gerai išplanuota ir jie yra atsarginių užsiėmimų, žaidimų, reikmenų. Tiktų atskirus dalykus pravesti vis kitiems vadovams ar skautams, kad būtų įvairu ir įdomu. Sklandumas. Būtina laiku pradėti ir laiku baigti, ypač jei kas laukia skautų namo parsivežti. Neturėtų sueigoje būti tarpų, kada vadovai laukia, kas bus toliau, kas, ką, kur. Jeigu kiekvienas užsiėmimas pravedamas 2 asmenų, geriausiai skauto ir vadovo. Vienas tesirūpina pagrindiniais dalykais, kitas tegul paruošia reikmenis. Jeigu vienas susirgo, kitas bus pakankamai susipažinęs su užsiėmimo tikslais ir turiniu, kad galėtų pravesti. Jeigu reikia patalpą sutvarkyti, tai turėtų įvykti sklandžiai. Pasekmės. Žaidimų, varžybų ir užsiėmimų rezultatus būtina tuoj pat pranešti. Tai svarbus auklėjimo principas. Pravedėjai.
Gera, kai vadovai praveda visokius užsiėmimus. Dar geriau, kai juos praveda jaunesnieji ir kai įtraukiami skautai, tegul pamažu išmoksta. Kai kada reikia padėjėjai iš anksto paruošti, pavyzdžiui, vieneto vadovų posėdžiuose. Kartais pakanka vietoje pasikviesti. Tikslai. Vadovui svarbu žinoti, koks užsiėmimo tikslas, ne tik turinys. Tada jis gali vietoje pritaikyti sąlygas, dalykus, reikmenis ir vis vien siekti pagrindinio tikslo. Užsidegimas. Sueigos metu vadovai nėra kokie teoretiniai žiūrovai. Jų užsidegimas, kokiu žaidimu persiduoda skautams ir skautėms. Jeigu vienas vadovas praveda žaidimą, o kiti kampe šnekučiuojasi, skautams užsiėmimas atrodys nerimtas. Reikia domėtis ir dalyvauti. Linkime jums vesti puikias skautiškas sueigas, kurios būtų gerai suplanuotos ir skautiškai pravestos. Papasakokite, kaip jums sekasi. Tiek šį kartą. Iki kitų malonių susitikimų.